Vienas iš mano mokinių neseniai pasveikino mane su naujaisiais metais. I congratulate you with New Year. Man buvo išties malonu, tačiau kažkas šiame sakinyje visgi yra ne taip. Ar jūs jau pastebėjote čia dvi klaidas? Visų pirma, junginys naujieji metai žymi konkrečią kalendorinę šventę. Tai yra unikalų ir visiems žinomą laikotarpį. Būtent dėl to ši sąvoka tampa apibrėžta anglų kalboje ir mes vartojame junginį New Year su žymimuoju artikeliu the. Sakome the New Year. Išimtis fiksuota frazė palinkėjimas Happy New Year, kur jokio artikelio nereikia. Visų antra, versdami iš lietuvių kalbos mes norime sveikinti su švente. Todėl lietuviakalbiai pagal analogiją čia vartoja prielinksnį with. Bet tai yra klaida. Anglų kalboje veiksmažodis congratulate reikalauja prielinksnio on. We congratulate somebody on something. O dabar pasakykime visą sakinį taisyklingai. I congratulate you on the New Year. Namų darbams išverskite anglų kalbą sakinį sveikinu tave su gimtadieniu. Lauksiu jūsų atsakymų komentaruose.